Danieliau, tikrai manau įdomu ir mums su Silvija, ir mūsų žiūrovams. Gal tu galėtum pakomentuoti pokyčius, kurie įvyko po lapkričio 1 dienos praeitų metų, čia būtent tos, kurie liečia sodo sklypus. A, Kokie yra pokyčiai? Jo, tai vienas turbūt iš esminių tų pokyčių tai, kad mes iki lapkričio 1 dienos galėjome be statybos leidimo statyti sodo namą iki 80 kvadratų ir jo aukštingumas yra 8,5 metro. Tai dabar jau nuo lapkričio 1 dienos viskas sumažėjo. Tai yra sodo namai yra iki 50 kvadratų ir jo aukštingumas yra tik iki 5 metrų. Tai vat klausimas yra, ar tas įstatymas, ar gerai priimtas, ar blogai. Jo, iš esmės, kaip pasižiūri, sodo sklypai tam yra reikalingi. Tai yra, turi būti kažkoks sodo namas, vasarnamis, kad tu tiesiog turi atvažiuoti, turėti kažkokį tam tikrą daržą ir jį ten prižiūrėti. Tau kaip ir iš esmės nereikalinga didelis plotas. Čia žiūrint iš tos pusės. Iš kitos pusės dabar, kiek žiniasklaidoje skaičiau, kad Seimas vėl nori svarstyti, grąžinti 80 kvadratų lygiai, kaip ir prieš tai buvo, tai reikalavimo 80 kvadratų tos namukus ir aukštingumą vėl grąžinti 8,5. Kada tas bus, neaišku. Bet klientam mūsų tai būtų aktualu, nes daug pas mane buvo, kai buvo tos pertvarkos ir skambučių ir viską, tai irgi nukreipiau, kad atsakytų tikslingai žmonės, bet ką pati žinau, kad dabar net kiek pati susiduriu su pardavimais, ar sodo sklypo, tai žmonės tikrai perka jį ir Taip, stato gyvenamą namą, nes tu tą sklypą, priklauso nuo vietovės, bet grubiai tai pasakysiu, tikrai gauni pigiau. Gali 10-15 tūkstančių ten, gali iki 10 net sumokėti tūkstančių, o jeigu geroj vietoj, tai tu ir 100 sumokėsi. Čia tik už sklypą. Tai todėl žmonės tikrai matau daug gyvenančių soduose. Jo, tai yra esminis dalykas tai, kad dėl tų statybos leidimų. Statybos leidimas šį brangiai kainuoja, palyginus paimti. Plius dar yra priskaičiuojamas, jeigu tu statai gyvenamą namą, tai yra infrastruktūros mokestis. Tai aišku, ten nuo rajono ten priklauso ir panašiai, ten kiek tu turėsi tą infrastruktūrą susimokėti. Bet tai pagalvojus, tai žiūrėkit, kažkur ten projektas, kaip tebūnie paimam projektas, pavyzdžiui, yra 8,000, ten ir infrastruktūra, pavyzdžiui, apie 2,000, jeigu mes kažkokį ten darom, pavyzdžiui, 100 kvadratų namą. Tai jau turim 10,000. 10,000 žmonės, kai kurie, supranta, ten, pavyzdžiui, jaunas šeimas, kur skaičiuoja tos pinigus, kad jau už 10,000 gali pamatus išsilieti. Tai va šitoje vietoje ir taupo, tai va dėl to dažniausiai ir būna, kad pasirinka tos sodo sklypus. Tai va aš dėl to irgi žmonėms visą laiką rekomenduoju, jeigu yra galimybė nusipirkti sklypą jau, pavyzdžiui, su pamatais, su statybų leidimu, tai geriau jau pirkti tokį, nes tai sutaupo jums visų pirma laiką, nes tai užtrunka pinigus. Ir tikrai manau, kad geras sprendimas. Kol tvarkysi dokumentus. Taip, tai ačiū labai, Danieliau. Tikrai, manau, labai vertinga informacija ir tikrai aktuali yra visiems. Čia tiesiog yra faktas. Gerai, ačiū jums.